Tai pasakojimas apie nuostabiai gražią jauną merginą, kuri buvo futbolo aistruolių komandos kapitonė ir ji pasiskiepijo. Jis sako, kad šis skiepas sugriovė jos viltis laimingai gyventi. Mes pasakojame apie šią istoriją praėjusį sykį. Paklausykime, į ką pavirto jos gyvenimas dabar. Ji yra graži aistruolių komandos kapitonė ir ši širdį verianti istorija dabar šokiruoja visą tautą. 25 metų Desiree Jennings man parodė, kaip dėl nevalingų traukulių ji nesugeba eiti į priekį. Tačiau ji gali eiti atbulom visiškai normaliai. Gydytojai teigia, jog ji turi labai retą neurologinį sutrikimą, kuris atsirado praėjus 10 dienų po skiepijimusi nuo sezoninio gripo. Kas kartą alpdavau, kai bandžiau valgyti. Negalėjai valgyti ir kas kartą alpdavai. Aš nuvykau pas Desiree ir jos vyrą Brendoną į namus Ashburne, Virdžinijoje, pasižiūrėti, į ką pavirto jų kasdienybė. Ji turi eiti laiptais aukštyn ir nusileisti žemyn eidama atbulom, kadangi toks paprastas dalykas kaip ėjimas į priekį gali būti pavojingas. Ir štai neįprasta šios istorijos dalis. Tik pažiūrėkite, Desiree gali bėgti į priekį visiškai normaliai, bet vos tik jį sustoja, iškart prasideda traukuliai. Tačiau jei vėl pradeda eiti atgal, tai viskas gerai. Taip, ji bėga visai gerai ir net kai paklausiau jos, ji bėgdama galėjo kalbėti visiškai normaliai. Tu netgi gali kalbėti. Jo, žinau, tai skamba keistai, bet jei tik tai nustočiau bėgti, bet tavo tarimas normalus. Jo, žinau, tai puiku. Ir tada tu sustoji ir tau tenka. Desiree pasiskiepijo rugpjūčio 23, o po 10 dienų gydytojai jai diagnozavo distoniją. Tai retas neurologinis sutrikimas. Jos mėšlungiškų trūkčiojimų priežastis yra nekontroliuojami raumenų susitraukimai. Ši liga yra nepagydoma. Čia yra Desiree vestuvinis video, kuriame ji yra graži nuotrauka, ištekėjusi už jos vyro Brendoną prieš 2 metus. O štai čia nuotrauka, kur Desiree ketino tapti Washington Redskins aistruolių komandos kapitonė. Gydytojai pasakė, jog tai, kas nutiko su Desiree, turėtų atbaidyti žmonės nuo noro skiepytis. Štai ką sako dar vienas iš milijonų žmonių, kuris susirgo šią ligą. Dabar bėgimas turbūt yra kaip palengvėjimas. Daugiau nieko nebeliko. Nieko neliko.